Šiandienos patiekalas yra Wellingtono kepsnys. Mums reikės jautienos išpjovos, pridedame druskos ir pipirų iš abiejų pusių, įkaitiname keptuvę ir apkepame jautieną porą minučių iš abiejų pusių. Užtepame garstyčias ir paliekame kepsnį ilsėtis, kol mes pagaminsime grybus. Dabar paruoškime grybus, mums reikės juos susmulkinti ir apkepti, kad išgarinti visą vandenį iš grybų. Ant maistinės plėvelės sudedame serano kumpį, truputį pipirų ir užtepame grybų sluoksnį. Toliau ant grybų dedame kepsnį, viską labai gerai apvyniojame ir susuktą mėsą jau dedame ilsėtis į šaldytuvą maždaug 10 minučių. Toliau mums reikės sluoksniuotos tešlos, jau paruoštą kepsnį dedame ant sluoksniuotos tešlos ir taip pat viską apvyniojame. Tešlos sluoksnis turėtų būti maždaug vienodas visur, todėl jeigu jis yra kažkur dvigubas, aš rekomenduoju jį nukirpti. Kepsnį apvyniojame tešlą, susukame į maistinę plėvelę ir dedame ilsėtis į šaldytuvą dar maždaug 10 minučių. Išėmus kepsnį iš šaldytuvo, dedame jį ant skardos, reikėtų būtinai užtepti kiaušinį ir papuošti. Kepiau maždaug 35-40 minučių 200 laipsnių temperatūroje. Skanaus!